Noriu pristatyti dar vieną savo puikų projektą, prie kurio teko man prisidėti, tik šį kartą tai nėra projektas moterims, bet daugiau orientuotas į vaikus. Tai yra atgyjantis 3D sąsiuviniai, prie kurio mes dirbam kartu su iniciatoriumi Egidiju. Labas, Egidijau. Labas. Ar galėtum papasakot plačiau mūsų draugams už ekranų, kas tai yra ir kodėl mes dirbam su šito projektu? Čia yra tokia naujovė. Yra vadinasi atgyjantis 3D sąsiuviniai. Tai yra toks daiktas, kuris skirtas jaunimui, vaikams, tie, kas mokosi, arba šiaip gyvenime, kas naudoja sąsiuvinius, kad šito sąsiuvinio viršelis jisai atgyja. Jeigu paimti, reikia turėti mobilų telefoną išmanųjį arba planšetę. Sąveikoje planšetė su viršelio paviršiumi. Kai nukreipiame kamerą į viršelį, viršelio herojus atgyja. Ir jisai daro įvairiausius triukus, jie ten plaukioja, skraido, kad dar čia daro širdelės, vaikšto, bučiuojasi, ten, vienu žodžiu, tokie visokie įvairūs linksmi dalykai vyksta. Egidijau, o kuris sąsiuvinis tau labiausiai patinka? Man labiausiai gal patinka raganaitė, iš tikrųjų irgi. Ryklys labai, čia, man tai visi patinka, bet labiausiai tai gal čia toksai labiau mergaitė, gal raganaitė, paskui ryklys. Šitas sąsiuvinis taip pat man labiausiai patinka, dėl to, kad raganaitė atspindi moters vidinę būseną kartais. O ryklys atspindi vyro vidinį būseną. Tad yra ten ir kitų visokių įvairių herojų, tai ir jų dabar vis naujų išeina, dabar jau 10 naujų bus greitai, čia pirma serija, paskui kita serija bus, galime rinkti kolekcijas, laimėti prizus, taip toliau, įvairiausius žaidimus. Vienu žodžiu, tokie turim naujovę. Egidijau, o tiesa, kad mamos nupirkusios savo vaikams sąsiuvinį atsiliepia apie juos, kad vaikai nori mokytis labiau iš šitų sąsiuvinių. Turime mūsų, jeigu pasižiūrėtumėte, tai yra šičia parašyta, kur mūsų yra visas Facebook'o puslapis, tai atgyjantis 3D sąsiuviniai. Jeigu ten užeitumėte, tai yra tėvų atsiliepimai, kurie nupirko šitos sąsiuvinius ar vaikams. Ir tenais jie rašo tiesiogiai, kad kai vaikai įgijo tos sąsiuvinius, jiems pakilo noras labiau mokytis, jie labiau pradėjo bendrauti kažkaip ten su tais visais mokslais ir taip toliau, jiems geriau sekasi. Tai gaunam tokius atsiliepimus. Tai, Egidijau, kiek sąsiuvinių turi tavo dukros? Mano dukros turi visas kolekcijas šitų sąsiuvinių. Ir jos paprasčiausiai iš pradžių nešė į mokyklas, draugam parodė, o dabar paprasčiausiai turi namuose. O daugiau aš nežinau, ką padaryti, reikia, kad visi vaikai tą turėtų. Ir paprasčiausiai autoris, kuris sukūrė iš viso šitą programą, jisai gauna daugybės visokių gerų laiškų iš įvairiausių, kaip pavadinti, instancijų, iš įvairiausių auklėjimo įstaigų. Vien už tai, kad tie, kas pamato vaikai, jie, kaip pasakyti, aplinka nurimsta, jinai pagerėja. Nes vaikų dėmesys nukrypsta į visai kitokius dalykus, į grožį, į estetiką, nes šituose daiktuose, šituose dalykuose, šitam kūrinyje yra labai daug estetikos. Ir ta estetika iš tikrųjų jinai pritraukia labai dėmesį. Ir vaikai pradeda mažiau ten kažkur ten blogus dalykus daryti, yra nukreipiamas dėmesys į šitos, kaip pasakyti, geresnius dalykus. Ir mes siekime tuo pačiu irgi, kad mūsų vaikai jos įsigytų ir kad dalyvautų mūsų konkursuose ir tuo pačiu, kad mūsų aplinka būtent šito produkto dėka pačiose mokyklose ar kitose tenais, kur ten jie turi tos sąsiuvinius vietose, taptų ramesnė, gražesnė, draugiškesnė, būtų kažkoks didesnis užimtumas, kad vienu žodžiu vyktų kuo mažiau blogio, tegul būna daugiau gėrio. O kur Raseiniuose galima įsigyti šitų sąsiuvinių? Raseiniuose yra Svirnelėje, yra tas knygynas priešai senukus, Office Day yra, ne? Greitai bus Pegasuose visuose. Kitą savaitę. Kitą savaitę. Visoje Lietuvoje. Egidijau, o koks yra tikslas šitų sąsiuvinių? Šitų sąsiuvinių tikslas apskritai yra sukurti aplinką, kurioje yra linksma, smagu ir gera gyventi.
Gerai, ačiū tau už pokalbį ir ačiū mums už gražų pristatymą.